Savo prognozėmis apie artėjantį Kauno Žalgirio ir Gdynės Aseko Prokom susitikimą pasidalino ir šią vasarą su Lietuvos jaunių rinktine Europos auksą iškovojęs treneris Darius Dikčius. Bus tikrai sunku, nes Lenkijos klubas kaip sužeistas žvėris ir paskutinį mačą Ispanijoje laimėjo ir pajautė tą pergalės jausmą, taip kad tikrai bus Žalgiriui nepaprastai sunku. Galbūt pabrėžčiau tai, kad Žalgiris turėtų laikytis disciplinos. Aišku, stipriosios pusės šį sezoną, kaip matot, yra lygiaverčių daug žaidėjų, bet tas, kad daug žaidėjų kartais išmuša iš ritmo, nes dažnai tenka keisti žaidėjus ir jeigu žaidėjas pagauna kažkokį žaidime ritmą ir atrodo jam sekas ir jį ten pakeičia, tai paskui tam žaidėjui vėl sunku yra išėjus pradėti gerai žaisti. Ką ir parodė paskutintos varžybos, yra pirmas tai dalykas klaidų skaičius, nes tiek klaidų darant yra sunku ir žinant, kad Lenkų klubas yra tikrai disciplinuotas ir gerai ginasi, taip kad pirmiausia numeris 1 tikriausiai klaidų skaičius būtų. Iš šalies atrodo, kad Delininkaitis turėtų galbūt daugiau žaisti, nes tikrai atrodo gerai veina ir pajaučia tą žaidimą, yra pasodinamas ir išeina gal po 10 minučių ir jam vėl sunku yra įsivažiuoti, reikia ir į to žaidėjo vidų įlysti. Taip kad, aišku, Kalnietis, Delininkaitis, Pocius, kurie jau įrodė, kad tikrai gali žaisti.